Sveiki gyvi. Nufilmuosim dar vieną labai gražų objektą. Tai dabar keliausim į svetainę. Ir taip, tai mūsų darbai: pakabinamos lubos, priglaisomi difuzoriai, dažymas, glaistymas, trekų montavimas. Elektrikai čia žmonių dirbo, pasidarė savo darbus. Grindys štai tokios, lietos. Tai vadinasi mikrocementas, čia istorijų buvo aišku visokiausių su jom, bet finale visai neblogai. Čia padarėm tokią sieną, karkasą iš gipskartonio ir apkliavom plytelėm. Vakare, kai sutemsta, tai šviečia labai gražiai, nors dabar matosi. Virtuvė irgi baldininkai vargo ir išvargo, bet atrodo įspūdingai. Ir visur aplinkui ledai užuoldom. Čia dizainerių sprendimas fainas, kad už televizoriaus net užuoldos susitraukia. Žiūrėkit. Gražu. Dizaineriai tai iš viso šaunuoliai. Labai gražiai viską padarė, tai vizualizacijas pamatėm, iškart supratom, kad bus gražus objektas. Tai net malonu dirbti. Dabar čia apvadas, vadinasi Shadow Gap, ir jisai yra va toks, kur visur atsiskiria. Tai padarysim dar vieną atskirą video, kaip mes juos montuojam. Tai va čia labai gražiai matosi. Netgi niekur nesibaigia ties durim, viskas atrodo lyg ore kaba. Tai reikalų yra, bet vaizdas labai gražus. Visur eina, nusisuka, netgi po baldais, visur. Gražus baldai, veidrodis didžiulis. Ką, keliaujam į vonios kambarį. Nematomos durys. Taip, vonios kambarį sukliavome plyteles. Tai viskas dėl tų grindų šitų, tai šiek tiek keičiasi visa istorija, bet klyjuojasi šiek tiek kitaip. Trapai darosi irgi šiek tiek kitaip. Bet irgi plytelės labai gražiai įsirinko, labai jaukiai atrodo. Čia mes irgi visą laiką pasakojame žmonėm, kad reikia daryti baldus, o ne plytelės, tai žymiai gražiau atrodo. Čia durys atsidaro, susidėti galima labai daug. Vonę apdirbom irgi iš gipskartonio, tai sukliavom plytelės čia ir padarėm tenai, kad kojas pasikišt. Tai ta detalė įsiema tiesiog fiziškai, jeigu reikia aptarnauti. Kriauklė gražiai lieta. Lubą šį kartą su mažesniais tarpeliais norėjo, padarėm su mažesniais. Dušo kabina. Ten parodysiu, kaip išpjovėm tokias mažytės nišelės. Viduje ledas, kurio net nesimato. Labai jaukiai atrodo. Keliaujam toliau. Čia įeinam į darbo kambarį. Tai tiesiog. Bet šiaip tas dizainas toks įspūdingas man, kad negaliu atsigrožėti. Irgi visur apvadai tie paslėpti. Baldai. Einam į kitą patalpą. Taip, tai čia didžioji vonia, čia darbo kambarys, dabar mes einam į mažąjį WC kambarį. Tai irgi išlieta praustuvė. Čia dažyta viskas. Irgi silelė, lemputės tokios įdomios. Ir irgi pats WC baldas, jokių plytelių nėra aplamai. Gražu, estetiška. Ir praktiška tuo pačiu. Taip, išeinam. Einam į katilinę. Katilinė va tokia. Irgi gražus baldai. Turi dar augintinius. Tai čia paruošta vieta. Juos jeigu ką išmaudyti. Didelis stalviršis. Padarėm tokį dekorą. Čia gerai turbūt matosi. Tai irgi praktiškas toks ir paprastas gan. Tai dar sukliavom kelias plyteles čia, kad nesitaškytų.
Sumontavom Armstrongo lubas. Vieno apšvietimo to kvadrato per akis. Dar plius, kad ledai dega iš šianais papačiai. Keliaujam toliau. Ir čia dar įeinam į svečių kambarį. Tai irgi čia ledai aplinkui ir užuolaidas. Atrodo su dideliu veidrodžiu. Dabar įeisim į miegamą. Tai tokia siena iš plokščių. Čia patenki tiesiai į drabužinę. Sveiki. Čia irgi miegamasis pagrindinis. Tai viskas gražiai, nu čia baldininkai padirbėjo stipriai. Tai taip jaukiai gražiai atrodo. Trekai. Ledai užvaldoms. Ten dailiai atrodo. Ir vakare fainai atrodo. Pabandysiu jungti. Va. Atrodo, kad skraidanti lova ore kaba. Dar su ledu. Gražu žiūrėti. Tai toks objektas gražus. Visiems viso ir iki.